tai žemtekimas netrukus startuos su demonstracija. Na, o dabar perduodu žodį komandos nariams. Taigi, dabar matote, kaip važiuoja traktorius su dviem šienapjovėmis, frontalinė ir galinė. Tai SIP yra Slovėnijos gamintojas. Priekinė šienapjovė yra 3,40 m pločio su hidropneumatinė apsauga. Ir pagrindinė jos ypatybė, kad tai yra traukiama žoliapjovė. Kaip matot, kabo didelis pilkas rėmas, o pati šienapjovės pjaunamoji dalis 3 traukių pagalba yra tempiama žeme. Galinė žoliapjovė yra šiek tiek paprastesnė, su spyruoklinė apsauga, 3,40 m pločio. Taigi, dabar matote, kaip iš lėto į vietą atvažiuoja SIP Star 650 grėblys. Tai yra centrinio grėbimo grėblys, maksimalus darbinis plotis 6,5 metro. Šiai dienai bus grėbiama apie 6 metrai pločio. Vienas iš pagrindinių šio grėblio privalumų yra važiuoklė. Yra vadinamas vaikštantis tandemas, kuris puikiai slopina tiek kalniukus, tiek duobes ir iki 50% sumažina rotoriaus šokinėjimą važiuojant per jas. Abu rotoriai turi 3D kopijavimą, tai reiškia, kad visomis kryptimis kopijuoja lauką. Turi pagrindinį rėvą. Pagrindinis rėmas užtikrina, kad jeigu reikia transportuoti didesniais atstumais, tai yra patogu, galima važiuoti dideliu greičiu. Ir grėblio galiniai ratai vairuojami. Tuoj startuos grėblys SIP EREIK 900T. Tai yra rinktuvinis grėblys. Šis grėblys dirba 9 metrų pločio, daro centrinę pradalgę, reikalui esant gali daryti šoninę, tiek į kairę, tiek į dešinę, gali daryti centrinę kaip dabar, arba gali daryti ir iš centro 2 pradalgės vienu metu. Tai grėblys skirtas dideliems ūkiams arba profesionaliems kontraktoriams, klientams, kurie atlikinėja paslaugą. Darbinis greitis, ką matote dabar, yra 15 km/h. Praktiškai gali važiuoti ir 25-30 km/h ir darbą atlikti greitai, našiai ir kokybiškai. Dabar dešinėje pusėje prie palapinės, kaip matote, startui ruošiasi presas, liaudiškai vadinamas dublis. Tai yra Kuhn presas FBP 3135. Čia visi esantys rulonai, kurie yra gražiai balti, vienodo dydžio ir naudojami kaip staliukai, yra padaryti su šiuo presu. Preso priekyje vietoj aprišimo tinkliuku yra sumontuota unikali Kuhn aprišimo plėvelė sistema. Plėvelė tai yra naudojama ta pati vyniotuvo plėvelė, 2 rulonėliai, kurie apvynioja ruloną. Čia bus naudojama, jog ruloną apvyniosim 3,5 karto. Ši plėvelė yra įtempiama kaip ir ant vyniotuvo, taip ir aprišime apie 70% ir ruloną apspaudžia kaip elastinė juosta ir neleidžia jam išsiplėsti. Gale vyniotuvas, kadangi dirba su 3D funkcija ir dar sustiprina kraštus, tai mes iš viso gale dedame 5 sluoksnius, taip šiek tiek taupant plėvelę, ir 5 + 1 sluoksnis padarytas priekyje, turim 6 sluoksnius. Ir Kuhn gamintojas yra padaręs mokslinius tyrimus, kurie parodo, kad šituo metodu pagaminti rulonai išsilaiko ne prasčiau arba netgi geriau, lyginant su tiesiog paprastu standartiniu 6 sluoksnių apvyniojimu ir aprišimu tinkliuku priekyje. Taigi, dabar matom, kad pajudėjo kitas traktorius su VB3165 presu. Tai yra diržinis profesionalus presas, su kuriuo mes presuosime ką tik pjautą žolę.
Minimalus rulono diametras yra 80 cm, maksimalus 1,60 m. Presas turi 5 vientisus diržus, kurie yra be sujungimų, turi atvirą rulono pradžios kamerą. Atvira kamera tai reiškia, kad tarp 3 pradinių voliukų ir diržų, kol presas yra tuščias, yra trikampė apie 50 cm diametro tuščia ertmė. Presas taip pat nuo 70 cm rulono diametro taip pat rodo vairuotojų indikaciją, kurią pusę geriau užmaitinti, kairę ar dešinę. Kuhn vyniotuvas RV1610. Su juo galima vienu metu vežioti ruloną ant rankos ir kitą ant vyniojimo stalo. Vyniotuvo konstrukcija yra žema, žemas svorio centras, tai užtikrina, kad tiek užkėlimo procesas vyksta greitai, tiek nuleidimo įvyksta ir pakankamai greitai, nes nereikia nuleidinėti didelį atstumą ir paprastai. Kaip matot, plėvelės laikiklio yra uždėti 2 plėvelės rulonai. Plėvelė iš šių rulonų, kaip vyniojasi ant rulono, jau ant voliukų yra sulipinama į vientisą juostą apie 80-90 cm pločio. Kitas dalykas, šio vyniotuvo našumas yra dvigubai didesnis lyginant su standartiniais, nes norint uždėti 6 sluoksnius, nebereikia sukti 24 kartus, užtenka 12. Na ir vyniotuvas gali turėti valdymą nuo paprasto mechaninio, kuris yra dabar, iki pilnai kompiuterizuoto, automatizuoto. Kuomet su ranka bakstelijus ruloną, pats vyniotuvas jau užsikelia, apvynioja ir numeta automatiškai.